Sekmadienio vakarą Vilniuje Laisvės prospekte apvirto automobilis BMW X5. Atvykę policijos pareigūnai ant galinės sėdynės rado automobilio savininką ir keleivę. Abu iš pažiūros atrodė neblaivus, bet nei vienas neprisipažino, kuris iš jų vairavo automobilį. Čia netoli Litexpo parodų rūmų, važiuojant Lazdynų link, štai taip apsivertė automobilis BMW X5. Maždaug 19:22 minutės buvo pranešta apie eismo įvykį. Kol kas priežastys nėra žinomos, nes kelio danga yra sausa, neslidi ir kelio ruožas ganėtinai tiesus, bet buvo pranešta apie apvirtusį automobilį ir 2 prispaustus žmonės. Ir kai atvyko ugniagesiai, vienas iš žmonių buvo be sąmonės, kitas sąmoningas, jie abu buvo ištraukti. Paskui netrukus ir antras nukentėjusysis atgavo sąmonę ir abu jau išvežti į ligoninę yra sužeistieji. Nuo kalno sėdėdamas prie mašinos išgirdau garsą didelį, nes mašinos greitis buvo didelis, labai stiprus ir buvo į orą net pakilusi mašina. Ir tada pribėgom mes žiūrėti, kas ten atsitiko. Ir ką pamatėt, kai pribėgote kampu? Pamačiau keleivį ir vairuotoją. Abudu buvo vienas vyras, viena moteris, ar ne? Ja, taip, vienas vyras, viena moteris. Ar abu buvo sąmoningi? Nu, lyg tai pasirodė sąmoningi, bent jau, kaip sakant, dėl skausmų turbūt skundėsi. Ir ten lyg tai buvo prispausti, ugniagesiai jūs gelbėjo, ar ne? Jo, ugniagesiai ištraukinėjo. Taip. Ar jie ką nors paaiškino, kas čia nutiko, gal girdėjot? Nieko negirdėjau, pasišėjau, pats vaizdą pamačiau, man užteko ir išėjau iš šono. Negalėjau žiūrėti, stebėjau. Baisus vaizdas buvo, ar ne? Baisus. Užteko tą garsą pamatyti, teko nusileisti nuo kalno čia, nuo Lazdynų ir pasižiūrėti iš arčiau kaip kas ir tada jau padėti kiek įmanoma. Na, o policijos pirminiai duomenys yra tokie, kad atvažiavus pareigūnams štai ant šito BMW X5 galinės sėdynės, automobilio gale buvo rasti 2 žmonės, automobilio savininkas ir kažkokia moteris. Iš pažiūros abu buvo neblaivus, bet iš karto girtumo nustatyti nepavyko, todėl nukentėjusiai yra išvežti ligoninėje ir ten bus paimta kraujo nustatyti blaivumui. Na ir aišku bus tyriama, kuris iš jų sėdėjo prie automobilio vairo. Bet kaip minėjau, pirminiai duomenys yra tokie, kad jie abu yra neblaivus.